Tai ką, sveiki visi, su jumis ir vėl žvejybos kanalas ir šiandien laidelėje matysite. Už mane šiandieną Kauno marios, pabandysim pažvejoti Kauno mariose, pabandysim kažką sugauti, nežinau kaip iš tikrųjų seksis, nes buvo kaip ir jau kelios dienos, kad ir kaip ir tokia šilumytė ir dieną ir naktim, o šiandien vėl turėjom dieną realiai beveik šalną, mašinos langai apšalę, plius vienas, žodžiu, kažkokia nesąmonė. Ką, jaukus irgi šiandieną maišysiu vietoj, nežinau, nieko nebeturiu, savo tam dideliam šalkrepšį, atrodo viską išnaudojęs, tai šiandien kaip tik gerai, kad užsikuoju žūklę, pasiėmiau jauko, pasiėmiau masalų, pasiėmiau dar keletas šėriklėlių, kabliukų, žodžiu, kaip visada. Tai va, tai viskas gerai, viską turiu, jauką pasimaišysim vietoj, parodysiu, ką maišysiu, jeigu kažkam įdomu ir aktualu. Tai va, tikslas toks, nežinau, bandysim kažką sugauti, pabandysim atsidaryti realiai Kauno mariose, ne pirmą žvejybą, buvau nuvažiavęs į vieną vietą, bet ten buvo labai nesėkminga, prigirdžiau kamerą, nuskendo mikrofonas, žodžiu. Tai nežinau, mikrofoną taiso, kažkada turėtų sutaisyti ir garsą vėl iš tikrųjų pagerinsim. Einam krautis daiktų, maišysim jauką, viską to jums pat parodysim ir tikiuosi pagausim kažką didelio, kažką gražaus, kad būtų jums parodyti. O ir nepagausim, svarbu gerai laiką praleisim. Viskas, lekiam. Tai va, tai iš jaukų ką naudosiu, tai VDE Turbo ir VDE Super Crack. Viskas paprastai. Neatsimenu čia kelių mano sietas, bet jis čia mažytis, tikrai smulkus, nežinau ar matus, bet praleidžiam pro sietą. Tas didelės detalės išmetam. Tokius žuvėsėlius lauk, kažkur pusė. Ir viskas. Tokios sėklas, va, metu lauk, nežinau. Taip, čia viskas, truputėlį prasuka. Pilam vandenį. Dedam dangtį. Tas mano dangtis, o jėdza. Dedam į šoną, einam konstruotis platformą, susidėti visus gyvus masaliukus. Tegu dabar jis pabūna, vis tiek lauke nešilta, kai namuose jaukinu, kai sakau namuose jauką darausi, tai viskas paprasčiau, šiltesnė temperatūra, jaukas brinksta greičiau, o dabar +2, tai patys suprantat, jaukas turi išbrinkti. Tai paliekam, tegu brinksta, dasidarysim antrą, dasidarysim trečią turbūt ir bandysim eiti žvejot. Ir ką, dabar truputėlį dar luktelsiu, prasuksiu jauką, tada drėkinsiu antrą kartą. Ir ką, eisim skanuot kažkokios vietelės, ieškosim kažkokio dugniuko. Ir ką, bandysim tada jaukintis taškelį ir bandysim gaudyti. Tai va, tai einu dabar galbūt pasižiūrėsiu, kaip ten jauko situacija.
sistemėlė kaip visada yra inline'as. Feeder gamas, pririštas prie pagrindinio valo, paprastas suktukas. Ir dabar dedam skanavimo švinuką. Ir ieškom kažkokios vietelės. Čia gilio yra šitoj vietoj. Skęsta. Švinukas beveik 9 gramų. Tai va, tik dabar nuskendo. Šitoj vietoj yra kokių kokių iki 50 metrų gal. Toks kriauklynas. O toliau toks yra minkštas visą laik dugną. Tai aš gal bandysiu už to kriauklyno ir statytis. Tai čia, manau, bus apie kokie 5 metrai. Radau šiokią tokią vietelę ten, kur man patinka, kaip ir sakiau, už kriauklyno. Tai dabar imu skanavimo švinuką. Ir nežinau, ar gaudysiu Windowsiuku, ar gaudysiu Prestono va tokiu šulinuku. Gal turbūt Prestono vis tiek didesnė, kad pasistatytą startinį. Tai gal iš pradžių bandysim šito, gal iš po to gaudysim šulinuku. Tai dedu 70 gramų. Nes čia yra šiokia tokia srovelė. Ir ką, tik dabar neturiu jauko, tai einu atsimatuosiu distanciją ant kuoliuko. Kiek aš čia turiu, kad tarkim nuplyštų mano sistemėlė, kažkas atsitiktų, kad žinočiau, kur yra mano taškelis, tada ateinu vėl ant kuoliuko, tik. Aha, 50, tarkim, 5 metrai kaip pavyzdys. Ir vėl atgal į tą pačią vietą. Nes iš akies tai, aišku, įmanoma kažkaip pataikyti, bet į tikslę vietą tikrai nemanau. Tai va, tai einu dar pasižiūrėti kaip jaukas, gal prasisuksim. Ir galbūt ten viskas gerai. Tai ir einu dar, sakau, atsimatuosiu ant kuoliuko. Viskas jaukas pasiruoštas. Atstumas 59 metrai. Ir ką dabar čia darom, ką mes čia dedam ant kažkokio starto, net nežinau. Šiaip labai daug visko neturiu, daug neėmiau. Pasiėmiau pusę litro dziko. Va taip įdomiau, aišku, dar ankstyvas pavasaris, bet pasiėmiau kasterio. Nežinau, nedidelis toks pakelis buvo, tai sakau, surizikuosiu. Nu ir ką, tada turiu truputėlį pinkučių ant kabliuko. Ir šiek tiek šviežaus, gražaus matiliuko. Tai vat, tai nežinau, ką čia dabar daryti, kaip čia ką dėt. Šiaip tokiose mintį turiu tokią, kad pabandyt paimti kasterį ir su truputėlį matiliaus karpyti. Nežinau, kartais suveikdavo tai gal tai ir šį kartą tai pabandysim. Imam kasteriuko žiupsnelį. Imam truputėlį, nedaug, bet truputėlį matiliaus. Ir pabandom pakarpinti. Va, ką mes čia dabar gaunam, matot, tokia košė matilius ir kasteris. Nu ir pabandom visą šitą į tašką. Va, kas gaunasi. Nu ir pabandau, kokias 5 šeriklėlės suleidžiu. Dėsim kabliuką. Ir bandysim gaudyti. Drąsiai. Nu, pasidarau startinį jaukinimą. Ir sakau, dėsim kabliuką ir bandysim kažką suvilioti. Tai ką, va, dedam tokį masaliuką. Standartiškai 2 dzikučiai. Pavadėlis 70 cm. Storis 0,11. Kabliukas gūrų 16 numerio. Užsidėjau Windowsiuką dabar. Nu ir ką? Pirmas metimas. Lenda saulytė, tai visai net šilta darosi.
Nu ir viskas, bandom. Pradėjo lyt. Irgi gerai. Nuo 5 permetimas nesulaukiau nei kibimuko, nei kažkokio masalo pačiupinėjimo. Tai prailginau pavadį, apie 8 somų dabar. Uždėjau kelis matiliukus 3 ir 1 pinką. Nežinau, jeigu bus nieko, gal eisim į tolį. Nes kol kas visiška ramybė. Tai dar kokius 2 permetimus padarysiu. Jeigu nieko, tai nežinau, imsim vėl skanavimo šviną, eisim tolyn. Turim žuvį. Įtariu karšiuką. Ir lietus lyja. Va, koks masaliukas, matiliai. Pirma žuvytė. Visai simpatiškas karšiokas. Viską kartojam. Ir ant galo į tašką. Kažkas dar užsikabino, bet šitas ne jau toks nedidelis. Bet kibimas labai gražus buvo. Plakis. Koks piktas. Ar karšiukas čia. Kaip tai plakis. Va. Pradėjo lyti lietus, pradėjo kibti žuvis. Na jo. Įdomiai. Matiliuko truputėlį. Labai nedaug, nes nedaug pirkau. Tai dėl kvapelio realiai. Ką, ir vėl karšelis, man atrodo. Pasispardė tai smagiai iš pat pradžio arba plakis. Nemažas. Simpatiškas. Super. Kai reikia atsiminti, kad dar tik kovo mėnesis, tai tikrai neblogai. Antras karšiukas. Super. Yes! Ir ant kabliuko uždėjus matiliuką su baltu dzigučiu, ne su pinkučiu, kibimai pagerėjo ir netgi padažnėjo. Kad lyja, tai negerai. Va štai toks masaliukas. Keli matiliukai ir baltas dzigutis. Į šėryklėlę. Nežinau, ar matysis, bet
karpytas kasteris ir truputėlį matilių dėl kvapelio. Nieko nekeičiau, norėjau eiti toli, žuvytė kimba. Labai gerai. Ir vėl viena žuvytė. Padėjau kamerą dabar truputėlį po markyzę, kad nesulytų. Nu, atsargiai. Nedidelis, bet vis tiek smagu. Dar viena žuvytė. Pabėgo. Svarbiausia, kimba iš tikrųjų. Masaliukas visas nukramtytas. Nu, pabandom ant kokio pabandymų. Porą baltų dzikelių. Susilaikant to matiliaus gal. Irgi kimba. Ir iškart žuvytė sumažėjo. Lakiuką. Grįžtam prie matiliaus. Įsilijo jo papa. Ir saulė šviečia, ir lietus lyja. Nesmagiai čia šiandien. Bliavo truputį jau. Aplyjo mane, čia va irgi va kiek vandens. Bet geras stalas, vandens niekiek nepraleidžia. Tikrai gerai. Tai truputėlį apšlapau. Nu, ką daryti. Tikiuosi daugiau nebelis. Išlis saulutė ir viską greitai išdžiovins. Nebelyja. Nu, čia pavarė gal kokį 20-30 minučių. Nu, ką pasakyti, triukė neperlijo. Bet kelnės jaučiasi. O koks gražus kibimas. Ir negi nepakirtau. Taip gražiai užlenkė. Nepakirtau. Kol lyjo atradau tokią kaip ir naują temą. Masaliukas visas sugraužtas. 2 dzikeliai. Kažkaip tingėjau tą matilių dėt, kai taip lyjo. Dedu 2 dzikučius. Ir ant galo dedu pinkutę. Ir viskas gerai, kibo. Dabar irgi darau tą patį, nu pažiūrėsim, jeigu dar. Bet smulkesnė žuvis kimba. Plakis pagrindė ant ziko. Pabandom persimėtysim, pasižiūrėsim, jeigu ką atgal gal pabandysim matilių pažiūrėti. Ar situacija keičiasi. Nu, tikiuosi čia saulytė pašildės, pradžiūsiu. Sakau, nes striukės tai neperlijo, kūnas sausas, bet kelnės. Kelnės tai jau, nu, paprasta medžiaga. Tai pralyja. Gerai, kad vėjo baisilinio nėra, nes tai būtų, o Jėzau, jau nešilta, vis dėlto ne vasara dar.
Dar kol lyjo vieną kitą žuvytę pagavau, neatsimenu 2 ar 3, bet tokie plakiukai. O vėl. Bum. Nesuprantu. Man atrodo, keisiu kablį. Tra žuvis ir nepakirtau, kaip suprasti. O man atrodo, turim karšiuką. Ai, ir įlinda. Ei, tas kriauklynas kaip nervuoja čia. Slabanakt. Jinai yra. Nes toks ir didelis, bet koks piktas. Man atrodo, neapšlakis. Jop. O ir jas tu, kaip tu ir jas. Plakys. Nemažas visai. Pasikeičiau vienas kablį. Iškart kibimas. Karpiau čia kasteriuką. Ir žiūriu iškart. Lanksto jau. Nebeįsiknisinėja. Konkretus kibimas. Ir iškart pakirtau. O, dabar jis įsegė kažkur. Nes pirmai gaudžiau gūrų. 3 kibimus, nei vieną nepakirtau. O iš pradžių viskas buvo atrodo gerai, dabar pasikeičiau kabliuką. Nu ir ką, situacija pagerėjo. Žuvį pakirtom. Va taip. Važiuojam toliau. O, kaip gražiai baksi. Nu, bet jie kokie pikti. Tai vis pakarpau, kad nors kažko įdėti truputį. Nu ir viena kita žuvytė kimba. Bet man atrodo vėl ateina baisulinis debesis lietaus, tai dar dabar iš tikrųjų nešilta, saulė dingo, tai vėjas atsirado iš šono, tai jaučiasi. Per kelnes tai iš karto jaučiasi, kur sušlapia. Tai nežinau, nes dabar tai neaukėsi. Tai jaučiu dar šlos lietaus, tai nežinau, ką čia daryti. Nu, matysim, gal stipriai nelys, bet iš debesio tai manau lis. Ir vėl lietutis. Ai. Tik pabuvo gal pusvalandį ramybė, bet dabar čia užsiniaukia, tai nežinau, ar čia nepradės pilt kaip iš kibiro. Kruša. Man atrodo, reikia eiti mašinon ir kuo greičiau. O eik sau čia kokia nesąmonė.
Nu va, lietus vėl baigęs. Atėjau čia jau į vietelę. Nieko nesušlapo, stalas liuks laiko. Bet pažiūrėjau, pirmai va šiaip mačiau, kiek čia yra šiukšlių, tai ir dar kaip tyčia pažiūrėjau, ar mašinai neturiu šiukšlių maišo didelio ir neturiu, tai nežinau, jaučiu gale žvejybos. Dar turiu kibirė jauko, tai kai susipilsiu paskutinį, manau, indelį, tai nors pilną savo tą kibirą sudėsiu šiukšlių, nes, neturiu kur dėti kažkokio maišelio, turiu paprastą mažytį, bet tai kas ten viena skarbonkė ir viskas. Nes kas čia dedasi, tai didelį kibirą išvešim, tai vis bus jau šiokia tokia nauda. Baisu tiesiog. Turime žuvytę. Didelė, bet žuvytė. Oi, kokie plakiai. Kiekvieną žuvytę vis pradžiugina. Neprigaudysime šios labai daug. Kaip ir sakau, dar tas ankstyvas pavasarį. Bet vis dėlto kažką pagauti tikrai įmanoma. Nėra jau taip, kad visiškai nieks nekibtų. Pašils orai. Sujudės žuvis. Ir tikrai egzemplioriai padidės. O dabar tai vis geriau negu namie. Tai va, tai trumpai apie tą dieną, tai sakyčiau, tikrai sekės neblogai. Žuvytės pagavom, kaip ir sakau, dar kovo mėnesis, nėra čia labai ir šilta, bet žuvies pagavau. Tas yra, manau, svarbiausia. Jaukas, kaip manau, sudirbo, ką maišiau, tikrai matėt patys, kokia buvo kombinacija. Ant kabliuką, manau, visą dieną ten labiau dominavo gal netgi matilius. Retkarčiais uždėdavau 2 dzikučiai, 1 pinkas ir taip keiteliodavau. Tai sakyčiau, kybo realiai ant to, gal matilius dirbo šiek tiek geriau. Į šėriklėlę, kaip ir nuo pat pradžių, dėjau kasterį ir karpiau truputėlį matiliaus. Tada vis pakarpydavau dziko su matilium, bet vis, kaip pasakyti, vis kažką dėdavau į šėriklėlę, nes jeigu nedėdavau į šėriklėlę, tai tokie kibimai būdavo ilgi, o tik pakarpom kažką, įdedami taškelį, keli permetimai, tarkim, ir iškart kibimas. Ten iki 5 minučių iškart turim kibimą, tai tikrai tas gyvų karpiamas mums rezultatą pagyvino. Eisim toj pasižiūrėti žuvytės, ką aš čia per visą dieną, kaip per visą dieną, per pusdienį pagavau. Žuvytę, aišku, paleisim, pasidarysim nuotraukėlę ir, manau, šiam kartui bus viskas. Nu va, visa žuvis. Šiandienos big fishas. Sakyčiau, tikrai neblogai. Kaip tokiam laikui, tai super. Tai ką, žuvytę paleidžiam, nekankinam ir... Super. Baisu, žodžiu, baisu. Einam, pasimsim kibirą ir truputėlį aprinksim. Pirštinės. Gražiau truputėlį, ne?
Besarmačiai. Nu, pririnkau pilną kibirą ir tikrai nebuvo sunku, rankos nenukrito kelias minutės. Iš karto aplinkoje švariau ir pačiam maloniau žvejot. Tai vat, einu krautis daiktų. Viską dar reikia susitvarkyti, susidėti, tai tikrai užtruks laiko. Tai va, draugai, su jumis buvo žvejybos kanalas. Susiprenumeruokite kanalą, tikrai būtinai parašykite kokį komentarą, pasidalinkite video su draugais. Ir šiam kartui tiek, sakyčiau, tikrai žuklė pavyko, žuvies pagavom, padarėm gerą darbą, surinkom šiukšlių. Ir ką, kaip jums visada, ačiū, kad žiūrėjot ir kitą kartą vėl susitiksime kur? Prie vandens. Iki.